Gerą rytą, Mažvydai. Čia malonu matyti sunkią artileriją, kaip sakant. Eduardas įspėjo, kad jūs taip pat prisijungsit, tai labai malonu. Mažvydai, čia žmonės 10 laukia lapų, skambinėja. Jūs dabar atėjot lapų parašų. Parašų lapų. Juos mums išduos ir mums reikia dabar pasiskambinti patarėjui. Patarėjas kaip ir laukia. Nu tai ir darom. Ką jie pasakys, pagal mane turėtų ją pačią nusileisti tais lapais. Kol jie ateis, tai mes galėsim ir pakalbėti dar. Sveiki, advokatas Misiūnas, Eduardą Vaitkų atstovauju, aš jau atsakykit VRK biurą. Gerai, dėkoju. O kaip bus, kai gausim tuos lapus? Va, tarkim, jūs vešitės į ofisą ir tada... Aš dabar jau netgi esu pasiruošęs priėmimo perdavimo aktus, mes galėsim juos pasirašyti. Aš įrašysiu visus duomenis žmogaus, kuris pasiema tuos lapus, jisai pasirašys ir mes juos suskaičiuosim. Tai toksai planas yra. Ai, ką atiduos VRK? Jo, VRK atiduos, tada aš juos turėsiu savo rankose, priėmimo perdavimo aktų, perduosiu kitam žmogui, kuris... Nu, čia jie bus užlipinti viskas, tai čia nebus progos patikrinti. Pasižiūrėsim. Nu, gerai, tada organizacinių dar požiūrių, sakykit, kur yra skylės dar, vat, kur koordinatorių nėra, gal regionuose, kažkur reikia paraginti žmonės, kad... Iš tiesų tai gausiai skambina žmonės nuo pat ryto, laukia iš Kauno, Šiaulių, vakarių Lietuvos, neprisimenu miestelio kažkokiais skambina. Jūs, Vilniečių porą dar laukia, tai to sąrašo tokio baigtinio neturiu, bet... Bet kur yra vakumas, tarkim, yra tokių regionų, kur nėra iš viso artimiausių? Aš manau, kad mes šiandien per šitas porą dienų visus vakumus užpildysim. Na, aš matau jau pagal aktyvumą. Gerai. Tai tvarkoj. Nu gerai, einam gal į vidų ten. Jie paprastai nenori leisti. Žiūrėsim. Šičia va pasibaigs filmavimas. Gerai, tvarkoj. Tai man iš viso negalima užėti? Aišku, gerai, palauksiu iš jūsų tada. Gerai. Nu, kaip matot, filmavimas prieš visus įstatymus. Nes įstatymas skelbia, kad bet kokioje įstaigoj galima, bet pasirodo pasikeitė įstatymai. Na, gal parašysim pakomentuoti Mažvydą, bet čia netiek svarbu. Svarbu, kad gautume lapus ir tvarkingai prasidėtų rinkimas. Tai tom kartą aš nutraukiu transliaciją, dabar pratęsiu, kai grįžtų lapais Mažvydas.